Kojos pečių plotyje. Viršugalį patempkite aukštyn. Smakrą atitraukite ir nuleiskite žemyn. Po dėkigolį šiek tiek palenkite pirmyn. Ištiesinkite stuburą. Liežuvį prispauskite prie dantų už viršutinių dantų. Pajauskite visą savo kūno svorį pėdose. Atpalaiduokite visą savo kūną iš vidaus. Lėtai pradėkite kelti rankas, kryžiuodami jas priešais save. Pasukite rankas delnais žemyn ir atpalaiduodami krūtinę, pečius ir rankas, nuleiskite jas žemyn. Vėl kryžiuojame rankas ir keliame aukštyn. Pasukame delnais žemyn ir nuleidžiame. Keldami rankas, ramiai ir giliai įkvėpkite. Kvėpuokite pro nosį. Pasistengkite, kad jūsų kvėpavimas būtų ramus, tolygus ir negirdimas. Giliai įkvepiame per nosį ir nesustodami iškvepiame per nosį. Įkvėpdami įsivaizduokite ir jauskite, kaip jūsų kūnas užsipildo šviežia gyvybinė energija. Iškvėpdami įsivaizduokite ir jauskite, kaip jūsų kūną palieka sena ir nešvari energija. Įkvėpdami užsipildome šviežia gyvybinė energija. Iškvėpdami pašaliname seną, užsistovėjusią ir nešvarę energiją. Įkvėpame, visas kūnas užsipildo šviežia gyvybinė jėga. Iškvepiant, pašaliname neigiamas mintis, neigiamas emocijas, įtampas. Įkvepiame, užsipildome šviežia gyvybinė jėga. Iškvepiant, pašaliname visą tai, kas neigiama. Kartokite šį pratimą ne mažiau 8-10 kartų. Jeigu praktikuojate tik tai vieną šį pratimą, galite jį kartoti 20 ar net 30 kartų. Ypač gerai šį pratimą atlikti ryte, atsikėlus ir prieš tai pravėdinus patalpą, kurioje mankštinatės. Šis pratimas palankiai veikia visą mūsų organizmą. Padeda įsisavinti didesnį deguonies kiekį, įsisavinti daugiau C energijos. Šis pratimas taip pat palankiai veikia mūsų kūną. Padeda sergant astmai ir širdies ligomis. Praktikuodami šį pratimą ryte, jūs pasisemsite žvalumo ir energijos visai dienai.